naują automobilį Gedimino prospekte. Nufotografavom keletą gražių automobilių, dabar važiuojam greitai, padarysim jiems dovanėlių ir įteiksime. Iš tikrųjų mes jau turim paveikslą šitam žmogui, tik tai reikia surasti dabar savininką ir įteikti jam. Gal žinot, kur savininkas šitos mašinos? Aha. Nematėt? Matyt vaikšto kažkur. Kažkur vaikšto. Labai atsiprašau, kad trukdau, bet aš labai norėčiau šito rakursą padaryti nuotraukyti jam. Užsiimam spaudą ant metalo, darom paveikslus. Ir mes jums norim nemokamai šiandien padaryti. Gerai? Priimsit dovanėlę? Labai. Jūs būsit čia iki 5, ne? Mes bandysim spėti. Tai ką tada iki? Malonu buvo viso. Sveiki, susiimam spaudą ant metalo, darom nuotraukas, tai aš norėčiau jums nemokamai padaryti nuotrauką ir atvešiam iki pabaigos. Galite ir jūs būt kadre? Taip. Super. Bandysiu šiandien spėti. Visą gerą. Iki. Turim dovanėlių automėgėjams. Biški su kreatyvu. O dar sakys, kur tu buvai? Tai čia va, jums dovanėlė. Prašom. Tai vokelį vis tiek. Jo. Čia man? Mes susiimam spaudą ant metalo. Ir aš norėčiau nuotraukytę padovanoti vieną. Čia jums. Mes irgi užsakinėm vis tiek mokom, pas jūs ar ne? Mūsų nuotrauka bendra. Galbūt, jo. Tai va, man kaip gavosi, dar ir susimatė. Tai va, čia jums. Atėjom. Sukaujas. Ne, čia viskas rimta. Kiek skolingas mūsų? Viskas čia nemokamai. Čia jums dovanėlė. Prašom vokelį. Plastika, ačiū jums. Viso. Labas. Ačiū jums labai. Prašom. Labai ačiū. Malonu. Ne visiems, iš tikrųjų. Oi, ačiū labai. Prašom. Žiauriai gerai. Malonu, kad patiko. Ačiū, žiauriai gerai. Naudokitės. Dėkui. Sveiki. Čia jūsų automobilis? Kur kalbėjom dėl šito reikalo visą. Tai žiūrėkit, aš jau porą kadrų esu padaręs. Štai parodysiu, maždaug tokio dydžio jis bus. Va. O.
sėdė, ne? Ale jūs ir greitai. Nu, čia jūsų nuotrauką panaudojame iš tikrųjų iš interneto. Wow. Tai turėkit, džiaukitės. Tai man čia šokas dabar. Tai... Viso? Dėkui. Kiek?